Aš iš visų tiekėjų turiu. Kamera įjungta. Įjungta. Labą dieną visiems susirinkusiems. Dar siūlyčiau palaukti keletą minučių. Gal dar kažkas taip įsijungs. Ir tuomet pradėsim. Truputėlį išjungti dabar. Nesuprantu, kaip čia kas. Gali pažiūrėti. Ai, tai turėčiau girdėti viską, ne? Labą dieną. Sveiki. Labą dieną. Nu. Labą dieną. Čia gerai prisijungiam Ledo arenos pristatymę. Taip, gerai. Tik dabar dar šiek tiek laukiam, dar kiti jungiasi. Gerai. Labą dieną. Sveiki. Visas yra.
Tai tuomet labą dieną dar kartelį visiems prisijungusiems. Džiugu, kad tiek gausiai prisijungė ir susidomėjo mūsų objektų. Tai šiandien norim pristatyti ir visi susirinkom į viešą pristatymą skirties pastato Ledo arenos Jotvingių gatvėje 1 Vilniuje statybos projektą. Statytojas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Tai eiga bus tokia, trumpai pristatysiu apie pagrindinės taisyklės, tuomet pristatysiu dalyvius projekto, tuomet trumpai bus papasakota apie pačius projektinius pasiūlymus ir labiausiai akcentuosim pačius pakeitimus, nes viešinam jau antrą kartą. Ir tuomet bus būtent klausimų ir atsakymų metas. Taip pat pristatysime pasiūlymus ir klausimus, kuriuos gavom iki viešo pristatymo. Taigi aš būsiu Ana Gurevičienė, projekto vadovo asistentė ir pirmininkė šio pasitarimo. Šalia manęs yra projekto vadovas ir architektas Jokūbas Fišeris bei architektė Rūta Urbonavičiūtė, kuri bus sekretorė šio pasitarimo. Dabar norėčiau visiems šiaip informuoti, kad šitas viešas pristatymas yra įrašomas ir visų prašyčiau laukelę, kur yra komentarai, pasirašyti, kas jūs esat ir ką atstovaujat. Šita informacija bus visur nuasmeninta, niekur mes nerodysim, todėl taip pat irgi prašom, jeigu turėsit kažkokių klausimų arba komentarų, geriau neminėti savo vardo ir pavardės, nes šitas irgi visas pristatymas bus padalpintas viešoje erdvėje. Tai čia taip trumpai apie pačią tą tvarką. Ir tuomet norėčiau irgi paminėti, kad tie pasiūlymai jau yra pristatomi antrą kartą. Pagrindinis pakeitimas, dėl ko mes čia atėjom, tai yra, kad pirmą kartą viešinant nebuvo paviešinti inžineriniai tinklai. Ir taip pat yra pakeitimas pastato gabaritų, tai yra įgilinta pastato dalis, kuri yra po žeme, pasikeitė jos gabaritai daugiau negu 1 metras. Dėl to tenka atlikti pakartotinai viešinimo procedūrą. Bet apie tai gal viską detaliau papasakos mūsų architektas Jokūbas. Tai dar leidžiu žodį. Labą dieną visiems. Tai va, noriu priminti, kad mes čia pasikartoti, tai yra, kad viešinamas projektas jau antrą kartą, prieš tai jis buvo viešintas prieš 2 metus ir realiai jo, kaip sakyt, esminiai parametrai, kai buvo, taip ir liko nepakitę. Su šito projektu mes buvom ir pristatę architektūros ekspertų tarybai ir gavę esam jų pritarimą. Ir dabar šiuo metu paties projekto, kaip sakyti, įgyvendinimo darbai eina link pabaigos ir dabar turim dar tą papildomą procedūrą viešinimą atlikti dėl to, kad padidėjo požeminės dalies kerlingo dalis, kas išorės pastato gabarituose, kurie matomi plika akim, tie nesimato, reiškia, o visi esminiai projekto sprendiniai, kaip ir buvo, taip ir liko šiam projekte. Tik tai, kas dar pasipildė sulig šito projektu, tai pasipildė to, kad atsirado Tyzenhauzų gatvės projektas, kuris jungiasi su šito pravažiavimo, kurio mes projektuojame pagal susisiekimo sąlygas įvažiavimą į sklypą, nes šitas kelias yra už sklypo ribų ir toliau į transporto įmonę nuvažiuoja šitas privažiavimo keliukas. Dabar esam gavę paklausimų iš gyventojų Jotvingių gatvės dėl kertamų medžių. Gal iš karto akcentuosiu tos klausimus, kurie buvo užduoti. Mes raštu nusintėm atsakymą ir žodžiu dar pakalbėjom telefonu, bet dar sik pasikartosiu, kad
reiškia, sklype sklypas yra pakankamai didelis. Ir didžiąją dalim teritorija buvo naudojama kaip statybinio laužo kaupykla ir panašiai. Ir šiaurinė sklypo dalis buvo tokiais apaugusi savaiminiais medžiais, kurie galbūt tam tikrą laiką ir kažkiek izoliavo gyventojus Jotvingių gatvės nuo aplinkelio keliamo triukšmo. Dėl to ir buvo susirūpinta matyti šio projekto sprendiniais, nes mes lyg ir projekte rodom pakankamai nemažai iškertamų medžių. Bet mūsų, kaip sakyti, specialistai vertinus medžių savybės ir jų pobūdį, tai jie įvertinti buvo kaip invaziniai ir kertami, nes jie tiesiog teršė teritoriją, tai mes kaip tik šiuo projektu juos numatome pašalinti, bet tuo pačiu mes užauginame tam tikrą augmenijos tokį barjerą prie projektuojamo pastato, formuodami tam tikrą, kaip ir parko vaizdą, kad visas tas šlaitas, kuriame komponuojamas bus pastatas, jis taip lyg įsiestų į tokį žalią audinį. Tai ir buvo tokia rimta apželdinimo, kaip sakyti, kryptis projekto, nes ir pati miesto savivaldybė ir kaip statytojas, ir kaip užsakovas, reiškia, jie pageidavo to, kaip sakyti, teritorijos apželdinimo gausaus, kad jisai nebūtų tokia kaip pastatas plynlaukiai pastatytas ir taip toliau. Kitas klausimas, kuris beje buvo ir prieš 2 metus, reiškia, buvo, kaip sakyti, prieš 2 metus aktualus čia transporto įmoniai, kuri, kaip sakyti, nerimauja dėl to transporto gausos šitoj Tyzenhauzų gatvėje ir kad tai bus užprogramuotas konfliktas. Mes ties įvažiavimą projektuojam tokį kaip žiedą. Tai yra vienas įvažiavimas, kitas išvažiavimas. Tai faktiškai mūsų įvažiavimo zona išvažiavimo, jinai tokia pakankamai paslanki ir neleidžia susidaryti tokiam kamščiam. Vienas dalykas, o antras dalykas, jeigu kalbėti apie Tyzenhauzų gatvės praplatinimą, tai kaip jau projekto vadovė ir atrašė interesantam, kad mūsų projekto ribos kaip ir baigėsi ties mūsų sklypo riba, o kad platinti gatvę, tai mums reikia gauti susisiekimo infrastruktūros sąlygas ir atitinkamai pagal tas sąlygas mums reikėtų tada projektuoti tą platinimą. O tai yra žmogus, kuris tas infrastruktūros eismo tas sąlygas galėtų pakomentuoti, savivaldybės žmogus, ir kas būtent jums uždavė tokius projektinius reikalavimus, nes tai yra ne kelias, kurį jūs skambiai vadinate Tyzenhauzų, tai yra tikrai siauras keliukas. Ir niekas aplinkinių srautų eismo nėra vertinęs, bent jau į mūsų įmonę niekas nesikreipia. Aplinkiniai gyventojai turi tragiškus būklės kelius, nesfaltuotus. Ir kaip visą šitą eismą įsivaizduoja suvaldyti? Žiūrėkit, aš čia truputėlį Jokūbas nuėjo, mes norim iš pradžių pristatyti gal sprendinius, o paskui jau eisim į klausimus ir diskusijas, nes mes turim irgi pristatyti sprendinius bendrai visus ir tuomet mes grįšim prie šito klausimo, gal tai padarom, nes tai Jokūbas... Jo, gal aš jau įbėgau įveikiau. Tai mes ir tiesiog tą ir norim
iškart Viskas diskutuoti. tvarkoj, tai žiūrėkit, nes mes irgi pagal projektavimo užduotį mums buvo irgi nurodytos ribos, kur yra atliekami mūsų projektavimo darbai. Taip, Mes tą projektavome užduotį formulavo kas? taip pat, Savivaldybė? tai taip, O savivaldybės tie atstovas klausimai mes kaip ir 21 metais irgi nagrinėjom ir buvo pasakyta, kad jie žino apie tai ir spręs atskirų projektų. Taip pat kaip ir bet buvo dėl projektų Zaichauzų iki dabar gatvės. Zaichauzų 21 gatvė jau pradėjo projektuoti ir mes dabar jau matom kažkokius pajudėjimus, kad savivaldybė pradėjo projektuoti tą Zaichauzų gatvę. Tai kadangi dar iki to mūsų projekto yra laiko, tai galbūt ir čia toliau prasidės tie darbai, nes, sakau, per praeitą viešinimą patys savivaldybės atstovai pasakė, kad jie žino tą problemą ir kad čia sprendžiama tai atskirų projektų. Tai gerai, dabar aš Jokūbui gal perleisiu toliau patį pristatymą, gal čia apie inžinerinius tinklus šiek tiek ir tuomet apie parodysit architektūrą, kas pasikeitė pas mus, ten dar dėl to praplotėjimų, dėl evakuacijos būtų tuomet aišku. Jo, aš gal atsiprašau, kad taip užbėgau įvykiam už akių, nes, kaip ir minėjau, tie mūsų pakeitimai projekto pastato išoriai neatsispindi niekaip, niekaip nepažeidžia visuomenės intereso, bet vadovaujantis statybos reglamentais mes vis dėlto privalome tai pristatyti tos pakeitimus, nes jie, anot reikalavimo yra padidėję pastato gabaritas, tai gal tada iš karto nueisiu prie tos vietos, kas padidėjo, kas pasikeitė. Tai va, jeigu jūs matote ekrane, čia mūsų kerlingo zona, tai ji buvo 3 metrai trumpesnė, nes prieš tai nebuvo pakankamai išnagrinėta ta zona, kuri reikalinga kerlingo infrastruktūrai ir jos, kaip sakyti, paties kerlingo gyvenimui užtikrinti patogiam. Tai va, šitas pasikeitimas yra daugiau iš principo, aš net nematau, įėjimai atsirado, evakaciniai išėjimai, nes kad visa šita dalis, kurią aš rodau, yra visiškai požeminė pastato dalis, išskyrus šiaurinė dalis, kurie, kadangi yra šlaitas, tai jis nužemėja tiek, kad čia iš šitoj daly jau pastatas yra kaip ir 2 aukštų pasidaro. Iš 1 į 2 pasidaro. Jo, tai nebent dabar gal projekto vadovė kažkiek apie tinklus pasakys, kas pasipildė projektų, nes prieš tai nebuvo sprendžiami detaliai apie projektą. Tai kiekvienas pastatas jisai turi turėti savo inžinerinę infrastruktūrą. Taip pat ir šitas, jam yra projektuojami vandens, šilumos tinklai, buitinio ir lietaus nuotekų sistema, taip pat technologinės nuotekos. Tai visi šitie tinklai yra prijungiami prie miesto infrastruktūros pagal būtent prisijungimo ir duotas sąlygas. Taip pat visi sprendiniai šiuo metu yra parengti ir jau suderinti tiek su būtent eksploatuojančiom įmonėm, tiek susikirtimai yra suderinti, taip pat gauti visi kiti reikalingi sutikimai, būtent juos kloti ir eksploatuoti sklype. Tai jeigu trumpai mes matome, kad kad vandentiekio tinklai mes turime šiaurinėje pastato dalyje, taip pat čia ir buitinės nuotekos, šiaurinėje dalyje mes turime ryšio tinklų. Tuomet mes, kaip ir minėjom, kadangi yra galimybė prisijungti prie šilumos miestų tinklų, tai yra projektuojamas būtent įvadas į pastatas, tuo tarpu pačios magistralės bus rengiamos atskirų projektų, mes tik numatom pasijungimą. Taip pat per visus kitas dangas yra numatytas lietaus surinkimas. Taip pat mes dalį numatom infiltruoti į žemę per įrengtas šlapbales, tokiu būdu irgi gerinant želdinių kokybę,
kad jie neįsausėtų. Taip pat, nežinau, Jokūbas dar nėra paminėjęs, bet anksčiau buvom pristatę, kad pas mus yra numatyti irgi apželdinti fasadai, kad tas pastatas irgi būtų toks ir žalesnis, ir minkštesnis, ir labiau būtent susikomponuotų į tą aplinką. Taip pat turim suprojektatus ir drenažo tinklus po dangom, tam, kad neiškiaunotų tų dangų. Tai turbūt iš pačių inžinerinių sistemų būtų tiek. Sklype, tik paminėsiu, kad sklype irgi projektuojama atskira transformatorinė, būtent aprūpinti šitam pastatui. Tai manau, kad tiek iš inžinerinių tinklų. Tai dabar dėl pačio pastato turbūt irgi daugiau kažkokių pakeitimų nėra, kad pristatyti. Jo, tai kaip ir minėjau, pastatas nesikeitė, iš esmės, tai vat, tą, ką matote dabar, tas pats buvo rodyti prieš 2 metus, nebent kokių dar klausimų būtų dėl... Aš gal dar sėsim nuo gal tų klausimų, kur buvo pateikti iki būtent viešo susirinkimo. Tai buvo jo gauti 6 pas mus laiškai. Kadangi, kad per daug čia gal neįsiplėsti, tai mes sugrupavom tos visus klausimus, nes 3 laiškai tai buvo iš suinteresuotų asmenų, kaip aš suprantu, tai greičiausiai bus gyventojai ir iš bendruomenės, kurie būtent ir kreipėsi dėl pačių apželdinimo sprendinių. Tai būtent ir visi 3 jie rašė apie tą žalią juostą, kur pas mus dabar yra prie Jotvingio gatvės, kokie bus sprendiniai, prašė pateikti apželdinimo sprendinius. Taip, ir esam susitikime dabar. Taip, mes sėdėjo matom, bet vis tiek turiu pristatyti, nes kiti žmonės irgi gal turi tų pačių klausimų, tai kaip tik žinos, kad tai jau buvo klausta apie tai. Tai va, taip pat irgi matau, kad čia vienas suinteresuotas asmuo dalyvavo 21 metais, nes laiškuose buvom gavę irgi nuorodas į mūsų pirminius atsakymus. Tai čia gal visi šitie 3 paklausimai iš gyventojų susiję būtent su tų apželdinimu. Tai kadangi mūsų architektas jau pristatė tos sprendinius, tai mes dabar galim likusius klausimus užduoti ir diskutuoti, galbūt taip, prašiausiai, kad neužsakinėtume tų temų. Tai, nežinau, mes tai čia iš Jotvingių kalno bendruomenės, tai čia šalia palei Jotvingių gatvę ir mums iš Brėžinių mes architektai tai nėra taip aišku, tiesiog sakau, prieš 3 metus, tam, kai dar klausinėjom, sakė medžių tu neliesios juostos žaliosios, skambučiu man skambino, nežinau, kas iš jūsų minėjo, kad kažką čia kirsim, kažką nekirsim, tai nėra aišku. Tai mes norim suprasti, ar tiek pat žalumos ir medžių liks, kiek bus atsodinta, buvo žadėtas formuojama šalia miškelis, ar tas išlieka, nežinau, ar pati gatvė Jotvingių bus liečiama, asfaltuojama, ar yra kažkoks projektas, ko tikėtis, tiesiog gyventojai patys nežino. Gal dar aš truputėlį pridursiu, kad tiek Jotvingių, tiek Tyzenhauzų gatvės, aš manau, kad tikrai jos bus rengiamos, nes 21 metais mes pristatinėjom sprendinius ir buvo minėta, kad gatvių projektavimo apimtis neįeina į mūsų projektą ir savivaldybė sakė, kad jie tą rengs atskirais projektais. Kaip ir matom, jie savo pažadą vykdo, nes šiuo metu yra projektuojama Tyzenhauzų gatvė. Mes jau čia sprendinius tos gatvės esam pateikę ir aš manau, kad neužilgo arba ten, čia gal savivaldybės atstovai yra prisijungę, gal daugiau galės pakomentuoti, turėtų vystytis gal ir tą Jotvingio gatvę. Taip pat, kaip ir pirminiuose projektiniuose pasiūlymuose, mes informavom, kad kadangi sklypas yra labai didelis, kaip jūs matot, tai mes pagrindinius apželdinimų sprendinius rengiam būtent mūsų sklypo dalyje. Todėl, kad savivaldybė turi irgi planų toliau vystyti šitą sklypą ir dėl to šitoj zonai, kur dabar neatliekami darbai, mes tik buvom numatę sutvarkymą, būtent tų invazinių ir jau nepažeistų medžių iškirtimą. Ir šiuo metu projekte pas mus yra numatyti apželdinti, suformuoti tokias laukinės pievas. Net ir sakėm, kad čia gėlės, pievos, galbūt nešienaus, galbūt šienaus, ta prasme, kad tokį sudaryti gyventojams vaizdą. Ir toliau buvo irgi pirminėse projektiniuose pasiūlymuose pristatyta,
Nes šitoj vietoj kaip ir planuota yra dar galimybė užstatymo ir tuomet čia toliau, kaip jūs ir sakomot, buvo pas mus irgi numatyta ir tai yra pateikta apželdinimo jau pačioj byloje, pačiam projekte, kaip toliau vystyti, tai būtent miškelis su takeliais, dviračio takais, tai šitie dalykai turėtų darytis antruoju etapu, nes jeigu dabar tai būtų viskas padaryta, tai tiesiog statybos metu tai paskui būtų viskas sunaikinta arba būtų labai sudėtingai gyvendinamos tos statybos. Tai dabar dėl pačių apželdinimo būtent, kaip ir matot, čia šitie medžiai, kurie pažeisti, jie yra kertami. Ir kaip Jokūbas minėjo, čia yra pastatas, jisai kaip ir vieno aukšto, bet iš šitos pusės jisai jau bus beveik 2 aukštų. Ir jisai kaip ir tą triukšmą, jisai, tikrai Aš tam tokį sulaikys. specialiai dar pjūvį padariau, atsiunčiau, kad Jo, kaip atsiminėjom, tai buvo jums pateikta. O tuo tarpu va šitoj pusėj, čia bus irgi aukščiau ir numatytas yra apželdinimas, tokie apželdinimo, čia ir medžiai, ir gėlės, ir krūmai. Taip pat ir visa, tarkim, parkavimo, automobilio ta aikštelė, jinai irgi yra taip tarsi izoliuojama, būtent apželdinimo sprendiniais, kad būtų tokia minkštesnė ir paslėpta. Tai čia va tiek, kiek yra dabar su mūsų projektu sprendžiam. Aha, bet aš ar gerai suprantu, nes ten dabar taip, daug ten yra tų medžių, čia pažymėta yra, ką kertama, tai čia Pilnai. nėra, kad visi medžiai yra kertami. Ne, kaip sakyt, vis tiek yra kiekvienas medis įvertintas, kiek aš žinau. Taip, yra visa medžio taksacija yra įvertinta. Taip, mes tikrai, mums niekas neleistų ir tai yra draudžiama aplamai daryti, kirsti sveikus medžius ir gerus. Tai yra kertami tik tais, kurie jau nebeišgyvena po tų pažeidimų, kurie buvo dėl statybinių atliekų arba būtent kurie yra invaziniai. Taip pat mes dalyvavom, žinokit, nežinau, kelis kartus labai tikrai nemažai kartų ten ėjom ir į želdynų komisiją, jie labai griežtai irgi žiūrėjo ir pačius kertamų medžių sprendinius ir atsodinamų medžių. Tai mes gavom suderinimo, sutikimą ir tuomet tai tie sprendiniai yra suderinti, o ne savo norų padaryti. Bet o mes kažkokie kaip gyventojai, nežinau, galim turėti kažkokį įvertimą, tada, nežinau, garso išmatavimo dabar ir prieš, nes tiesiog visi čia judam link Žaliojo Vilniaus, yra tie planai sudaryti ir, pavyzdžiui, aplinkelis tikrai yra smarkiai paveikęs, ten tylos ir triukšmo zonas matavo pati savivaldybė, yra ties 55 decibelų riba, kuri yra ribinė, kur reikėtų kažką ten apskritai dar daryti, kad to garso mažėtų. Tai, ar kažkas gali įvertinti, kad tuos medžius kertant vis tiek, ar tada jūs atsodinsit, kad tai, net jūs sakot pastatas. Pastatas, kad bus 2 metrų mūsų visų ten pastatai, 2 aukštų mažiausiai. Ir ten pučia šuorais mašinų, šitie tai medžiai daug geriau sugeria garsą, visi mes suprantam, kad jie yra kaip, šitas, nežinau, sugerėjęs. Tai klausimas, ar įmanoma įsvertinti prieš tai, po to kažkokį garsingumą, nežinau, kaip savivaldybė gali paskui atliepti, kad neblogėtų tos sąlygos tiesiog gyventojams. Tai dabar, žiūrėkit, šitą tai apimtis pas mus dėl tų medžio poveikio aplinkeliui, tai jums, kad mes tikrai ir netliekam ir mes neprivalom atlikti, nes aš kaip ir minėjau, tie medžiai yra invaziniai ir jie negali išlikti. Dabar dėl to pastato, kaip jūs sakot, 2 aukštų, tai mūsų pastatas yra 20 metrų aukščio iš jūsų pusės. Tai yra kaip, nežinau, kaip kiek medžių, ta prasme, nes iš tos pusės šiaurinės, sakau, jisai yra 20 metrų aukščių. Aukštis tai aukšta visai kitoks negu gyvenama. Taip pat mūsų projektui buvo darytas triukšmo vertinimas, tai yra, kaip čia jums paaiškint, kad buvo atlikti skaičiavimai, kiek mūsų pastatas, tarkim, skleis triukšmo, kiek skleis triukšmo papildomai būtent šitą aikštelę ir kažkokią tai įrangą galbūt, kuri yra. Tai visi šitie triukšmo skaičiavimai tikrai neviršė jokių leistinų ir taip pat mes nors ir neviršėjam, čia irgi padarom tos apželdinimo būtent sprendinius, kad kuo mažiau triukšmo sklystų iš būtent automobilio pačio to eismo ir šitoj pusėje, kaip matote, mes neprojektuojam jokių, tarkim, automobilių aikštelių, jokių tokių, kažkokio intensyvesnio eismo, kad galėtų jums trukdyti. Supratau, tai paskutinis, nežinau, klausimas. Į tuos iškirstus konkrečiai medžius bus atsodinti medžiai neinvaziniai kažkokie? Bet jie ne šitoj vietoje, jeigu jūs matot. Šiuo metu mūsų projekte visur čia, kur jūs matot žalią,
zona, tai bus į laukinės pievos suformuotos gėlynai, laukinės pievos. Medžiai, jūs matot, žiūrėkit, va šičia, ar matot, kaip aš rodau? Jo, aš matau. Medžiai bus čia pasodinti, bus čia Tai va, tai atsodinti. tamsiai žali tokie. O kodėl mes negalim atsodinti iškirstų medžių vietus, ne pievą kažkokią, ar va čia ir klausia mūsų, nu, nereikia gal tos, ar tam, tai kaip planuojami numatomas yra vystymas Mhm. šito tipo toliau. Mhm. Mes turbūt nebeturim dabar čia po ranka, Aha. nes kaip mes tada siūlėm ir pagalvot, kad čia bus formuojamas būtent tas miškas su medžiais ir turėtų būti čia būtent kažkoks tai vystytis toliau pastatas. Mhm. Mes sodinti tuos medžius ir formuoti tą mišką, kai bus paskui statybos, tai prasme, kaip ir minėjau, nu, tai prasme, mes gadinsim tai, ką mes padarėm. Supratau, bet, žodžiu, long terme, šiaip kol kas, kol yra planai, tam planuojamas planuoti vat miškelį kažkokį ir panašiai, tiesiog žalį erdvę daryti iš tų pievų ir panašiai, jeigu gerai suprantu. Vystant antrą etapą, tai... Supratau. Aš tai kažkaip, aš prisijungsiu irgi iš šių atvejų bendruomenės. Aš kažkaip norėjau, klausau, ką jūs kalbate ir taip konkretumo tai labai mažai, Aha. abstrakcijų labai daug, tai gal sukonkretizuokim, kad gyventam, kad jiem būtų ramu, kad jiem būtų aišku, nes dabar kažkada kažkas bus daroma, kažkokia pieva, gal ne pieva. Ne, Kažkaip tai rimčiau pieva norėtųsi iš yra jūsų čia. pusės. Čia yra pieva laukinė. Aš tai jau ką tik jums ir pasakiau. Mūsų projekto apimtyje šitoj visoj laisvoj sklypo vietoj mes atsodinam, įrengiam laukinę pievą, apželdinam. O tai ką Tai gerai. medžius? Ar jie trukdo tie medžiai? Tegu būna toj pievoj tie medžiai, kai ateis antras etapas ir iškirsit. Na, Tai, žiūrėkit, aš nežinau, čia gal kažkas iš savivaldybės dar atstovų gal galėtų pakomentuoti, bet mūsų... mes juk čia ir susirinkę esam, turbūt, kad jūs mus išgirstumėt ir kažkokius padarytumėt patobulinimus. Tai manau, kad aiškiai Jotvingių kalno bendruomenė komunikuoja, kad norime žalios zonos, nelaukiant kažkokių etapų, kurie gali būti po 10 metų. Tai padarykim konkrečius planus, manau, bendruomenė padėtų tuos medžius atsodinti ir suformuoti, jeigu taip jau reikia. Tai nėra čia kažkas labai kosmiško. Tiesiog visi kartu prisijunkim ir padarykim tą dalyką. Aš nežinau, gal yra savivaldybės atstovų arba užsakovo atstovų, kurie galėtų pakomentuoti būtent šitą situaciją, šitą jūsų būtent bendruomenės norą. Nes kaip tai ir nėra mūsų projekto apimtis ir mes rengiam projektą pagal pateiktą užduotį tiek iš užsakovo, tiek pagal prisijungimo sąlygas, tiek pagal apželdinimo komisijos reikalavimus ir atliktus visus tyrimus. Tai Čia gal dar Tai gerai, bet jūs gal baikit gadinti tą Vilnių ir šiek tiek įsiklausykit, ką kalba žmonės aplinkui. taip, bet ta prasme, tai vat, aš būtent ir klausiu, kad gal kas iš savivaldybės yra pasijungęs ir atsakytų, nes mums yra užduotos taisyklės, kurias mes turim padaryti. Jeigu mes kažko nepadarom, tarkim, jeigu yra nustatytas, kad yra invazinis medis ir mes jo neiškertam, mes ateinam į komisiją, komisija mato įvertinimą, ir sako, jūs turite sutvarkyti, jūs turite tą ir tą padaryti, kitaip mums sprendiniai nėra derinami. Tai čia, žinokit, Aš pilnai suprantu, bet priklauso irgi. baigiam žiūrėti vien tik tai, kas parašyta, o klausykime, ką kalba žmonės. Tai čia irgi labai svarbu, nes jūs čia pagal tai, kas parašyta, nieks neaišku, kas ten parašyta. Kada parašyta, kas ten parašė, klausykite, kalba žmonės ir prisitaikyti prie to. Jo, bet mes negalim, mes nesam užsakovai, mes nesam statytojai, mes esam tik projektuotojai, kuriems duoti yra užduotis. O tai kur tie žmonės, kurie gali atsakyti tuos Va, klausimus? savivaldybė gal gali pasisakyti. Taip, jeigu yra, tai prašom. Ar yra prisijungę savivaldybės arba savivaldybės atstovai? Aš galiu pakomentuoti, Evaldas Kiekys iš Vilniaus vystymo kompanijos. Tai mes galim padaryti sutartį taip, kad mes raštu šitą klausimą užprotokoluojam ir mes tada pasiderinę su valdybė mes pateiksime ir atsakymą. Būtų teisingai, nesakau, man atrodo. Nes mes, kaip ir projekto vadovai minėjo, tai mes dirbame tik tai šito projekto apimti ir jeigu yra jau platesnis klausimas Vilniečių suinteresuotų asmenų, tai pasiderinsime atsakymą su valdybės atitinkamai skyriais ir pateiksim atsakymą. O sakykit, čia bus tik formalumas, kad jūs užduosit klausimą, jie atsakys ir to ir baigsis, ar čia galim tikėtis kažkokio realaus proceso?
Tai jūs užduodat klausimą, mes į jį atsakome, jisai būna užprotokoluotas ir savivaldybė jau sudėlios. Jeigu jau yra kažkokie žingsniai numatyti, tai jos ir pateiks, o jeigu jie yra numatyti ateityje, tai irgi pateiks atsakymą. Ar mums čia Viskas kažkaip taip. Ar mums reikia kažką patiems daryti, ar jūs, kaip sakot, suprotokoluosit ir mums kažkaip laukti atsakymą, nes taip nesidaro, tai galvoju, ar čia mums kažkam rašyti, ar, nes aš tai jau rašiau tuo info tą e-mail, ar dar pakartot, ar kažką, galvoju, kad realiai tai įvyktų, ką padaryti turi. Kadangi šitas susitikimas yra rašomas ir laiškai buvo gauti iki susitikimo metu, tai mes turim visą šitą įforminti ir oficialiai pateikti atsakymą. Gerai, bet mes tikimės, kad gal ir jūs galėtumėt kažkaip tą impactą duoti, nes tiesiog savivaldybė gal irgi savaip daro, jūs dar minėt, kad savo projekto skaupe tą būtent suprantam jūs įgyvendintojai, bet jeigu sakot, kad ten numatyta pieva ir kažkoks bus antras etapas, tai kam liesti iš vis tą žemę, padarykit savo sklypo ribose su tuo antru projektu, gal savivaldybė gal ir dėliojasi planus, nežinau, toks tiesiog, gal jūs ir galite jiem pasakyti, kad nelieskim, jeigu ir gyventojai šiuo metu nenori, kaip formuos tą miškelį, tada ir kirskim ten viską, kam 2 kartus čia dirbtos darbus. Tiesiog, nežinau, mano nuomonė. Prašo pievos, nors yra gal ten tų augalų, jeigu būna tų augalai, palikit iš to pastato, sutvarkykit tą priekį visą gražią ten dalį, kiek jūsų projekto apimtyje priklauso. Aš tiesiog bandau suvokti, kam tada kažką kirsti, dabar neatsodinti ir žiūrėsim su kitu projektu, ką kur atsodinti. Tai gal net neverta liesti ir visiems ramiau kol kas. Nes tie projektai vyksta po 10-20 metų, tai iškirs ir tada nei atželdins, nei kažkam, tiesiog šiaip. Man atrodo, mūsų tokia pozicija visų, kad iš pradžių minėta buvo prieš 2 metus, kad nieks nieko nelies, nebus medžiai kertami, dabar yra šiek tiek pasikeitus situacija, tai tada lauksim, jeigu galima komentaro ir gal patys jūs kažkaip atsižvelgsit ir patys pasiūlysit, kad iš tikrųjų kiek įmanoma dėl inžinerinių tinklų, tai jų turbūt reikia, bet kitu atveju gal ten neverta dabar judinti už nugaros ten tų esančių medžių ir to jokio miško. Žiūrėkit, dar truputį aš pridursiu, pirminėse pasiūlymuose irgi buvo jie kertami ir dabar kodėl mes čia yra tvarkomės, mes negalim pasistatyti ir susitvarkyti pusę sklypo, o čia palikti šabakštynus ir neaišku reljefą, kuris liko po statybinio laužo, nes čia viskas yra išvežama. Ir jeigu jūs dabar įsižiūrėsit, čia kur yra tokios izogipsas, matosi, čia yra duobės, čia yra kitos duobės, čia yra kitur aikštelės, čia yra duobė. Jeigu mes paliksim tokius sprendinius, tai ta prasme, tai mes jau tiesiog nesusitvarkom nei su lietum, nei su reljefu, nes kaip ir minėjau, šita gatvė irgi yra tvarkoma. Tai kodėl yra dar iškertama ir padaroma pieva? Nes mes turim susitvarkyti su reljefu, mes turim išvalyti tai, kas liko po statybinių laužų, išlyginti reljefą. Ir jeigu jūs matot, dabar va šitos linijos, kurios yra šitaip formuojamas, tai šitaip yra formuojamas reljefas. Taip pat šičia yra privedamas kelias, kad mes turim susijungti mūsų aukščius su projektuojamu keliu. Ir taip pat čia irgi yra įrengiami grioviai, kad apsaugoti būtent tolimesnės teritorijos nuo vandens, kuris nubėgtų būtent nuo šitų paviršių, kaip ir dabar juda. Tai tokie sprendiniai buvo ir pirminių projektų pristatyti. Tai niekas tas nesikeitė. Tai nesvarbu dabar vyksta vis tiek svarstymas. Aš galvoju, kad turbūt omeny neturėjo nieks, kad jūs nedarykit savo darbo, tai darykit kiek įmanoma, aišku, kas numatyta ir kas iš inžinerinių pusių yra, bet mes tik norim, kad atsižvelgtumėt į tą dalį, kad nepaliktumėt pievos, o kažką pagalvotumėm gudriau šiek tiek toje vietoje. Ne gudriau, gal tiesiog kas tenkintų gyventojų poreikį. Tai va čia irgi, kur tie patys medžiai kertami, tai kaip ir minėjau, yra irgi tiesiami inžineriniai tinklai, nes šitoj pusėje yra pasijungimai. Tai plus, kad inžineriniai tinklai turi savo apsaugos zonas, kuriuose negali augti medžiai. Tai čia kaip ir irgi mes teritoriją šitą turim sutvarkyti. Pagal projektą mes turime jau čia irgi tvarkyti. Tada gal tiesiog reikia atsodinti tuos medžius ir tą parką pagal medžius daryti paskui, nežinau, duobės tai duobės, bet kam iškirsti krūvą medžių tiesiog ir jų nieko nepakeisti, kai visi norim žalumos Vilnių, tiesiog nesuprantu ir lauk dar 10 metų kito etapo, kol kažką atsodinsim, tai smagu. Ir turbūt tas inžineris tinklas irgi dabar matos, kad eina per tą juostą, kur ten tų daugiausia medžių yra. Tai irgi labai keistai sprendimas pritaikytas, negalvojant apie nieką kitą, tik apie projektą savo.
Žiūrėkit, dar kartelį pasikartoju. Pagal galiojančius normatyvus įstatymus buvo atliktas medžių vertinimas. Specialistai turintys atestatus, taip pat apželdinimo komisija, jie buvo nustatyta. Medžiai yra netinkantis ir jie yra šalinami. Kadangi pirmiausia yra nustatyta, kad tie medžiai ten nebus, tai ir inžineriniai tinklai atitinkamai yra projektuojami. Tai dar kartą pasikartosiu, ne mes kūrėm irgi tos įstatymus, mes esame... Tai gerai, tai mes dar kartą sakom, kad darom. netinka toksai sprendimas, netinka. Jeigu ten yra netinkami medžiai, tai bendrovė norėtų, kad tie medžiai būtų pakeisti tinkamais medžiais. Inžineriniai tinklai galėtų būti kažkurioje galbūt kitoje vietoje. Jūs kalbate apie tą juostą, kuri tiesiogiai liečia gyventojus. Ir jūs norite ją išdergti ir pasidaryti savo inžinerinius tinklus tenais. Jo, žiūrėkit, tai aš manau, kad tengi šios sklypas yra savivaldybės, tai yra jų sklypo ribos, jie priima sprendimus ir jie irgi kerta arba atsodina medžius, tai tiesiog jie iš šitą klausimą, kadangi šiandien nėra tiesioginio atstovo. O kodėl jų nėra šiandien? Tai čia šiandien susitikimas ar buvo apspręstas klausimas? Jo, įdomu labai jisai. Pateiktas projektiniams pasiūlymams pristatyti. Mes pateikam, svarstom ir tai nėra, kad mes turim priimti šiuo metu sprendimą vienokį arba kitokį. Taip pat jums buvo jūsų klausimus irgi tie patys atsakymai patikti, kur mes gavom paklausimus visus iki mūsų susitikimų. Tai taip, tai dabar protokolą surašysite jūs, pateiksit savivaldybę ir laukiam atsakymą. Protokolą rašysiu aš ir tam protokole bus pridėtas savivaldybės atsakymas. O mes galim susipažinti su jūsų tuo tekstu, ką jūs tam parašysit protokolą? Galit, plus kad tai turbūt bus irgi paviešinta teikiant į savivaldybę, tai bus viešai prieinama tiek visa ataskaita, tiek protokolas, tiek šis pats įrašas. Bet čia jau bus po pateikimo, tai mes jau nelabai galėsim tą, nes tarkim, jeigu jūs protokolę parašysit, ne visiškai suformuosit taip, ką mes čia kalbam. Jo, bet kad paminėjau, tai irgi nėra vieša, tarkim, teritorija, tai yra irgi suformuota žemės sklypas, kur, jeigu tai būtų privatus irgi sklypas ir privatus savininkas, tai jeigu yra tie medžiai invaziniai ir jie negali būti, tai jeigu jis susprendžia jos kirsti, tai jisai jos kerta. Ir kad jeigu kaimynas ateis ir pasakys, kad, man negražu, kad pas tave nėra to medžio, tai žinokit, taip kažkaip. Tai bet mes kalbame apie savivaldybės projektą, tai savivaldybė čia... Tai šita savivaldybė kaip ir statytojas, kaip ir šitos sklypo valdytojas ar savininkas, jie ir atsakys šitą klausimą, nes aš irgi nesu ir negaliu atsakyti, aš tik tai vadovaujuosi projektavimu. Bet jūs man galite atsakyti klausimą, mano klausimas buvo, ar mes galim prieš pateikiant savivaldybei mūsų užduotą klausimą, tai sudalyvauti to klausimo peržiūrėti. Tiems žmonėms, kurie man rašė, čia buvo 3 žmonės, kur paklausimus, mes ir išsiųsim šitos atsakymus, nes aš daugiau nežinau nei kur ir kam, nebent sakau laukelėje, jūs čia prarašot savo elektroninį paštą ir kad lauksit šito protokolo, aš tikrai jums visiems išsiųsiu, o kitaip jie bus visi patalpinti viešai. Prieš siunčiant į savivaldybę jūs pasidalinsit su mumis, teisingai supratau? Prieš siunčiant savivaldybei. Mes siunčiam savivaldybei, mes neprivalom siųsti. Mes, kai parengiam ataskaitą, mes keliam iš karto į sistemą. Ir tada savivaldybė arba viešai skelbia, arba atmeta. Tai prieš keliant į sistemą, mes jums išsiųsim supažindinimą. Tvarkoj? Tai ar dar yra likę klausimai? Taip, dar norim grįžti prie įvažiavimo. Nepalaukit, klausimai susijusi su apželdinimu. Taip, tai jeigu klausimų su apželdinimu nėra, tai taip pat, kaip minėjau, kad aš čia gavau dar kitus paklausimus ir jie yra sugrupuoti. Tai būtent sekantis paklausimas buvo iš kaimyninio sklypo, iš įmonės savininkų, taip pat kaip ir šis klausimas buvo keliamas ir praeitą viešinimą, taip pat ir šitą būtent dėl šio privažiavimo kelio. Tai gavome ne tik tais, kad elektroninį paklausimą, bet tiesiog ir visą raštą, kuriame yra nurodomi gal pagrindiniai tokie pagrindinės tokios priemonės, aš perskaitysiu, kad buvo nurodyta, kad praplatinti minėtą Tyzenhauzų gatvės
atkarpą į Jotvingių gatvę 9, įrengiant papildomą eismo juostą arba numatyti pagrindinį išvažiavimą į Ledo arenos sklypą iš vakarų pusės, tęsiant Tyzenhauzų gatvę apie 20 metrų. Ir antras punktas, tai buvo Tyzenhauzų gatvės atkarpoje į Jotvingio 9 iš abiejų kelių pusių nustatyti kelio ženklų, sustoti draudžiama. Tai taip pat šitus paklausimus mes buvom atsakę elektroniniu laišku. Tai trumpai mes buvom atsakę, kad šitos gatvės nėra kaip ir mūsų projekto apimtyje, kad mes sprendinius projektuojam pagal gautus susisiekimo būtent infrastruktūros prisijungimo sąlygas, taip yra suprojektuota ir yra suderinti ir gautus pritarimus. Taip pat dėl vietų ženklų mes ne savo sklypo ribose mes negalim atlikinėti tokių veiksmų ir kad dėl tų ženklų tai reikia kreiptis būtent į pačią savivaldybę. Tai mes jau supratom, dėl apželdinimo savivaldybės atstovų nėra, dėl kelio savivaldybės atstovų nėra. Programuojam konfliktą, kur tiem patiem gyventojams kiemuose gatvės primėtytos mašinų, jūs projektuojat milžinišką kiekį stovėjimo vietų. Ir jei keliukas užsikiš, tai automatiškai tie žmonės važiuos ir Jotvingių gatve, ir buvusią Kaminkelio gatve, kur neasfaltuoti privažiavimai. Čia jūs visą tą rajoną užkišite, nespręsdami šito privažiavimo į aikštelę klausimo lengvosiomis mašinomis. Pasižiūrėkit, kas dabar darosi, kada būna arenose renginiai, tai tos mašinos atsidurs ne tik, kad mūsų įmoniai trukdys darbą, jos atsidurs gyventojų kiemuose, nes visur bus primėtyta, kadangi yra neįmanoma fiziškai privažiuoti per pusę valandos ar 40 minučių į arenos renginį per tą įvažiavimą, į kurį jūs dabar projektuojate šitą automobilį. Ir atsakymas yra visada, kad tai yra pagal tas sąlygas, kurias jums duoda. Tai kas jums tokias sąlygas duoda, kurios yra nelogiškos visom prasmėm? Tai sąlygos buvo didžiulis yra Vilniaus miesto infrastruktūros skyrius, kuris priešizduojant sąlygas išnagrinėja esamą situaciją ir nurodo, kur. Jisai išnagrinėjo tą situaciją. Mūsų niekas neklausė. Nei dėl mašinų intensyvumo, nei matavo, kiek čia tų mašinų kas važiuoja. Dabar kas čia per sąlygos? Mums reikia, kad mes jas gautumėm. Tai sąlygos šiandien buvo mums laiške pridėtos. Sąlygos kaip atsiprašau? Prisijungimo sąlygos prie infrastruktūros jums buvo šiandien prisektos. Tai yra ne vienas dokumentas, bet jums buvo tai atsiųsta. Bet jūs supažindinat su tuo, kas yra nuspręsta. O dabar vyksta diskusija dėl paties projekto, mes dabar diskutuojam kažką, ar ne? Tai jeigu tai yra svarstymas, tai šitie klausimai buvo kelti prieš 2 metus. Niekas į tai neatsižvelgia, kaip suprantu, dabar tas viešas svarstymas yra tam, kad svarstyti, bet išvados vėl nebus daromos. Nes toliau eina tiesiog buldozeriu tai, kas buvo iš anksčiau projektuojama. Tai yra konfliktas ir su mumis, nes tai bus milžiniškas mašinų srautas. Ar kas nors iš gyventojų įsiskaitė, kiek tai yra mašinų. Tai jūsų kiemuose tos mašinos atsidurs, nes jos negalės privažiuoti prie tos arenos. Žiūrėkit, kaip mes... Tai mes su jumis šitų klausimų, tai labai gaila, kad nėra savivaldybės atstovų, kurie ar nusimuilino, tai man labai baisu, kad nebūtų taip pat su tais klausimais ir atsakymais. Taip, nes kas iš to, kad jie Tyzenhauzų gatvę projektuoja, jeigu įvažiavimas yra iš keliuko. Tai užkimškim keliuką, tada primėtikim mašinų, mes neįvažiuosim, gyventojai neįvažiuos, užkimšim visą rajoną ir turėsim užprogramuotą konfliktą, nors visi suprantam, kad jis bus. Bet savivaldybei užtenka lėšų iškirsti medžius, bet neužtenka lėšų praplatinti įvažiavimo 1 ar 2 eismo juostom. Kad šitas klausimas buvo, sakau, 21 metais. Savivaldybės atstovai irgi pasakė, kad žino šitą problemą ir šitie keliai, kurie yra aplink, bus sprendžiami atskirais projektais. Bet jūsų įvažiavimas į aikštelę yra projektuojamas ne iš to kelio, iš kurio spręsis, o iš keliuko. Tai, žiūrėkit, tai buvo praeitas
pristatymą šitas pats sprendimas apie keliuko praplatinimą, tai buvo informuota savivaldybė ir jie sakė, kad jeigu jie spręs tai atskirų projektų. Kaip matote, dabar pradėjo jie vykdyti būtent aplinkelių gatvių projektavimo darbus, tai aš negaliu irgi atsakyti, kada tai yra numatoma ir kaip, bet O jūs galite protokolą įrašyti, kad reikalingas tiesiog susitikimas su savivaldybės atstovais, kurie nepasakytų, kad yra atskirais projektais kažkas daroma, nes tie atskiri projektai, tai vėlgi kalbam apie 50 metų. Tai čia yra tiesiog atsakymas, kad visi kiti atsiknistų šią akimirkai. Tai kažkaip konkretikas reikia. Mes prieš 2 metus tą patį kalbėjom, dabar tą patį padiskutuosim ir toliau savivaldybė darys, kaip jinai nori. Bet jie ką pažada, kad jie pasakė, kad vykdys gatvę projektus, atskirais projektus, jie tą ir daro. Bet gerbiami projektuotojai, jūs patys projektuojat ne iš tos būsimos gatvės, kurias... Mes gavom tokias prisijungimo sąlygas, mums taip yra nurodyta, ar mes pagal tai projektuojam, ne mes kūrėm tas sąlygas, ar ne mes nurodom, mums prisijungti. Tai mes labai puikiai suprantam, bet nėra tų, kurie tai nurodo. Bet tame ir problema, kad diskutuojam, nėra atsakingų žmonių. Visiškai taip. Keista diskusija vyksta, kai turi vykti trikampio principų, vyksta tiesės kažkokie principų, kur nėra trečios dalies. Tai ką mes iš viso darom? Tai susirenkam normaliai su žmonėm, kurie gali atsakyti klausimus. Jau nebesikartokit. Tiesiog kaip protokolą, jeigu jisai yra vienintelis būdas komunikuoti savivaldybėje, rašykime, kad būtinas susitikimas su savivaldybės atstovais. Gerai, mes šitą galime rašyti, nes aš kaip ir dar sakau, čia mes vykstume projekto pristatymą. Mes gaunam pasiūlymus, mes jos atsižvelgiam, taip kaip mes esam projektuotojai, mes gavom, mes perdom tą informaciją. Šitas susitikimas yra šitam skirtas ir tų projektinių būtent pasiūlymų jūsų laiškų gavimas, tai yra informacijos pateikimas, tarkim, čia toliau bus savivaldybei. Nes, ne mes projektuotojai, aš sakau, mes irgi statyti tam tikrus rėmus. O tai kam jie daro visą pristatymą, jeigu jūs įstatyti rėmus ir jūs tiesiog, ta prasme, koks tikslas tada? Mes informuojam, kad toks pastatas yra numatomas. Mes informuojam gyventojus apie tokius būtent numatomus. Ir taip yra. Bet tai yra pasiūlymų pateikimas. Tai yra pasiūlymų pateikimai. Tai jeigu tas pasiūlymas tikrai yra vertinam, jeigu jis neprieštarauja įstatymu arba yra neperteklinis, tai mes tai atsižvelgiam. Bet jeigu tie pasiūlymai yra kažkokie tai pertekliniai arba pasiūlymai, kad kažką pakeisti, bet jeigu mūsų sprendiniai nepažeidžia įstatymų, tai mes irgi atitinkamai galime atsižvelgti į tai. Bet jūs man pasakykite, tai savivaldybė stato pastatą, taip, už savivaldybės gyventojų pinigus. Ir tada visiškai padėjus į skersą daiktą, daro tai, ką nori. Tai nelabai suprantama man dalykai. Tai žiūrėkit, tada, sakau, iš šitą klausimą, kaip jūs sakėt, mes į protokolą irgi įtrauksim ir aš taip pat irgi pasistengsiu, nežinau, gal Evaldai kaip atstovas valdybės, gal irgi gali kažką tai pakomentuoti, kad arba pažadėti, kad mes irgi gausim kažkokį tai išaiškinimą dėl šito kelio ir galėsim galbūt raštiškai arba protokolę tiesiog, arba raštiškai atsakyti būtent kaimynams ir bendruomenės. Taip, galim. Tai mes čia turim savivaldybės atstovą? Turim. Kaip ir minėjau, aš esu Evaldas Kiekys, Vilniaus vystymas kompanijos projektavimo valdymo vadovas. Yra ir sporto sveikatingumo skyriaus atstovė, tai kaip ir Ana gerai paminėjo, čia yra tik tai šio projektų sprendinių pristatymas, o aplinkui, kur vyksta, tai reikės dar pasiderinti su tinkamais atstovais, kurie tos dalis vysto, ir tada pateiksim oficialų atsakymą. Nes mes nežinom, ta prasme, nes mes dabar esam tik tai už šitą dalį, tai norint tinkamai atsakyti, o nespėlioti, tai reikės šiek tiek padaryti darbą. Tai atsakysim. Bet ar čia jūsų tam tikras pažadas, kad tas atsakymas bus ne dėl to, kad nusikratyti mūsų? Ne, tai aš atsakau taip. Šitas jūsų klausimas ir tie nuogąstavimai, jie protokole atsiras ir mes suformuosime poziciją iš savivaldybės pusės.
ta pozicija bus diskusijos tęsimas ar tiesiog surašymas Jinai kažkokių bus, įstatymų? jinai bus, į klausimą bus atsakyta oficialiai, o po to jau žiūrėsim. Nu, aš supratau. Nu, aš kažkaip sutinku su kolegijos paminėtų dalykų, kad jeigu savivaldybė nori statyti ir paskui kažkokius turėti konfliktus ir nepasitenkinimus, tai galbūt tai savivaldybės yra būdas, bet aš nežinau, kam ta savivaldybė reikalinga, jeigu jinai neįsiklauso į žmonės. Tai man šitas vienintelis didžiausias klausimas. Čia šitas klausimas, aš įsivaizduoju, ne šio projekto sprendinio apimtyje. Ne, tai būtent kaip tik ir yra šio būtent projekto, nes čia sprendžiamas klausimas, reiškia, kaip patekti į ledo areną. Ir mes, kadangi čia esam vietiniai, mes puikiai žinom, kas ten darosi, kiek čia eismo ir kaip viskas vyksta. Ir būtent šitas patekimas, jisai labai yra problematiškas dėl to, kadangi čia yra transporto kompanija ir atvažiuoja didelės mašinos. Ir tas, pavyzdžiui, keliukas, tai yra tik tai vos prasilenkti. Ir jūs įsivaizduokite, didelė mašina, jai reikia posūkį daryti, ir jai reikia kažkaip taip išsisukti. Ir jeigu suvažiuos daug labai mašinų ir pasidarys kamštis, tai sustos tam išlaikas, ir viskas, nes jis atgal neduoti. Jis negali važiuoti atgal. Ir tada bus visiškas stopas, skambinam policijai, kviečiam evakuatorius ir taip toliau. Tai va šitas klausimas patekimas yra būtent labai svarbus ledo arenai. Ir taipogi mum yra kaimynam ir aišku gyventojam. Nes kaip minėjom, anksčiau pradės mėtyti mašinas. Tai va, čia yra labai svarbu. Ir yra, reiškiasi, būtent kelio ženklo įrengimas. Draudžiama stovėti, nes jūs įsivaizduojat, jeigu jau nebus, kažkas atvažiuos, paliks mašiną, jis kaip ir legaliai paliks. Bet tada atvažiavus fūrą, jinai negalės jo aplenkti. Ir viskas. Ir ten užsiblokuoja. Ir nei gali patekti į Jotvingių 9, nei į ledo areną. Tiesiog, akivaizdi problema yra užprogramuota. Ir dėl to ją privaloma spręsti. Taip ir savivaldybės atstovas pasakė, taip pat kaip ir aš dar kartą pakomentuoju, čia dabar mes susirinkom būtent apie šitą kalbam, o savivaldybė pateiks atsakymus į ten klausimus. Čia taip pat. Mes irgi suprantam, kad mes čia plačiai gan šnekam ir kartais filosofiškai, bet norėtųsi, kad ir jūs išgirstumėt, nes jūs esat komunikatoriai su savivaldybė. Ir kad kažkaip tiem žmonėms, kurie priima sprendimus, kad kaip sujudinti jų vignelius, kad jie išgirstų šiek tiek, ką mes kalbam, nes jeigu savivaldybė žiūrės tai projektas po projekto, kaip į atskirus dalykus, o ne į visumą, nu, tai bus katastrofa. Tai, žiūrėkit, aš trumpai pasakysiu, ką mes iš savo pusės kaip projektuotojai. Mes pristatėm. Šitas visas įrašas, jis bus patalpintas viešoje erdvėje. Taip pat jį turės ir savivaldybė, kuri gali ne tik tais, kad paskaityti, bet pasiklausyti visų to įrašų. Antra, yra formuojama šito pasitarimo ataskaita ir protokolas. Tai yra pateikiami sutrumpintai būtent visi klausimai, ne visą tekstą galima bus surašyti, bet rezumuojant, kas ką pasakė ir kokie buvo iškelti klausimai ir kokie buvo pateikti atsakymai. Taip pat visi gauti laiškai ir atsakymai į tos laiškus bus prisekti ir pridėti prie šitos ataskaitos. Tai yra visa informacija, kurią jūs pateikėt mums, visus paklausimus, viską, tą viską matys pati savivaldybė. Taip pat kaip ir Evalda šiandien pasižadėjo, kad į tai ir padės ir gausim atsakymus tiesiogiai iš atsakingų būtent atstovų, kurie gali priimti sprendimus dėl apželdinimų ir dėl infrastruktūros. Tai ką mes galim maksimaliai kaip projektuotojai šito objektų iš savo pusės padaryti, mes tą ir padarysim.
Dar būtų vienas klausimas toksai, irgi norėčiau, kad jis būtų įtrauktas, būtent dėl, reiškia, Vilniaus vandenų. Jūs gavote sąlygas prisijungti vandenį, ne? Tai dabar įdomu, kiek jūs gaunate atmosferų spaudimo vandens į tą jūsų objektą. Ar ten bus pakėlimo stotelė vandens slėgio, ar kaip ten bus? Pakėlimo stotelės nebus. Slėgio aš jums taip greitai negalėčiau pasakyti, nes yra prisijungimo sąlygose nurodytas, bet buvo atlikti skaičiavimai ir to slėgio užtenka. Nes aš vat kaip tik ir noriu pasakyti, kad čia, kadangi yra atšaka Tupikinė, tiek reiškia gyventojams, tiek ir Jotvingių 9, ir ten ateina tik tai 1,5 atmosferos vandens slėgis. Tai yra labai mažas, nes šiaip turi būti apie 3-4 atmosferas visur yra. Tai ir dar čia pajungia tokį didžiulį objektą. Kaip Vilniaus vandenys užtikrins pakankamą ten iš slėgį aplinkiniam kaimynam? Va čia labai svarbus irgi yra momentas. Matot, jau irgi Vilniaus vandenim, nes mes esam gavę sąlygas, jie nurodė slėgį. Mes parengėm projektą, atlikom skaičiavimus, mes nurodėm, kiek mums slėgio reikia. Ir taip pat mes visą tą parengtą projektą, mes jau nekalbam apie projektinius pasiūlymus, nes mes jau esam parengę visus aplamai projektų visas dalis. Mes pateikėm Vilniaus vandenim derinti. Ir tie sprendiniai yra suderinti ir jie kaip ir persižiūrėti, tai yra jie atsakingi už to vandens būtent slėgio užtikrinimą ir vandens kiekio pateikimą. Bet mes norim būti tikri, kad nebus taip, kad visą slėgį pasiims didelis objektas, o visiems kitiems liks tik tai likučiai. Nes mes tikrai pergyvenam, nes mes turim tik tai 1,5 atmosferos. Tai yra tikrai labai mažai. Labai mažai yra. Ir plus, kadangi tai yra atšaka Tupikinė, kartais net ir nebeužtenka debeto pačio. Kai pavyzdžiui atsidaro praustis, reiškia, vandenį, tai iš vis krenta čiut ne iki 1 atmosferos ir ten dar. Tai jeigu čia būtų toks didžiulis objektas, tai ten bus sportininkai, viskas ateis į ten dušus, prausis visi, taip sakant. Tai ką tada gyventojai gaus, ką tada gaus kiti aplinkiniai kaimynai. Tai va čia yra iš tikrųjų svarbu, nes mes kadangi gyvenam ir mes žinom realią situaciją. Nes tos sąlygos, tai irgi čia, taip sakant, Vilniaus vandenys valdybės įmonė, tai davė galbūt pagerintas, o kaip ten realiai bus, tai žinot, kaip būna. Čia, žiūrėkit, čia eina 150-inis vandentiekio tinklas ir jisai, kaip jūs sakot, čia nėra, kad jisai kažkur tai pasibaigė. Jisai pasibaigė, jisai yra Tupikinis, nes šiaip tai turėjo būti sužėdinimas iš Kazukų gatvės, kuris nebuvo, reiškiasi, kuris šiuo metu nėra. Tai va, ir čia tikrai vandens trūkumas, jisai aktualus klausimas, prijungiant tokį stambų objektą. Čia reikia informacijos, taip sakant, aiškesnės. Matot, dar, jie vis tik yra įsinagrinėję ir taip pat mes tam, kad nuimti tą apkrovą, mes lauko ir vidaus gesinimui projektuojam rezervuarus. Tai čia ne dėl gaisro kalba, čia dėl šito geriamo vandens eina kalba. Ta, kur atšaka eina, kur eina Jotvingių gatvėje. Aš supratau, sakau, kaip ir mums visi suderinimai yra gauti ir yra užtikrinta, kad tas slėgis bus. Tai čia arba reikia į Vilniaus vandenys kreiptis, ar jūs tikrai su nurodytų adresu ir tiesiog kaip vartotojas, kad ir tikrai jums bus užtikrintas tas slėgis, esant būtent papildomam statiniui, nes mes nesam dar aplamai kaip vartotojai. O sprendinius Vilniaus vandenys matė, sąlygas išdavė, tai jie ir prisiema atsakomybę už tai. Tai žinokit, yra taip. O tai kas bus tada, jeigu, ar kas yra patikrinęs, pavyzdžiui, kiek ima vienu metu vandenį? Nėra patikrinę ir kas tada bus, gerai stovi pastatas ir po to gaunasi, kad mums tenais slėgis krenta, vandens debeto tenais nepakanka, tai kas tada spręs? Tada jau bus jau. Pirmiausia.
Vilniaus vandenys turi slėgio matavimo stotelės Vilniuje. Jūs galite atsidaryti Vilniaus vandenų žemėlapį ir ten yra sužymėtos, kur, tarkime, jos yra įrengtos ir kokie yra ten tose vietose slėgiai. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas yra, kad tinklai, jie kaip ir bus klojami prieš pagrindinės tas statybos, nes vandentiekis yra reikalingas visos statybos metu. Tai jau kito pasijungimo nebus, o bus tik tais būtent čia. Tai net prieš statybos pradžią, jeigu jie atkas ir pamatos, kad kažkas tai yra ne taip, tai jie dar turės ilgą laiką, kad pasidaryti kažkokias tai siurblynės ar panašiai, kol vyks šito objekto statyba. Tai mes labai norėtume oficialaus Vilniaus vandenų atsakymo, kad mums užteks slėgio, mums užteks debeto. Tai žiūrėkit, aš kaip ir paminėjau, jūs kaip vartotojas, su savo vartotojų kodu, su savo adresu jūs turėtumėte tiesiogiai kreiptis dėl tokios situacijos. Nes mes nesam vartotojai ir mums yra gautas suderinimas, kad tai jie tą užtikrina, tai kas liečia mūsų objektą. Jeigu jūs gaunat, kad, jeigu ten jie negalės užtikrinti, tai jie imsis priemonių arba kreiptis į mūsų kaip projektuotojų. Taip pat aš dar mačiau, kad čia yra parašytas irgi užklausimas, kad žmogus norėtų pasiklausti ir kelia ranką ir į klausimą. Tai sveiki, aš turėčiau pastebėjimų dėl projektų, norėčiau pasisakyti. Taip, labą dieną, Vilma Vaitiekūnaitė, Nacionalinė ledo ritulio tėvų asociacija. Tai pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad apskritai toks objektas yra projektuojamas Vilniuje pagaliau. Ir šiek tiek aš pasigendu diskusijos apie patį objektą ir apie projektuojamą pastatą, kas turėtų būti šios dienos turbūt susitikimo diskusija, o ne klausimą apie miesto planavimą, kas yra šiek tiek truputį antraeiliai dalykai. Tai mūsų pastebėjimai yra grynai dėl paties pastato, ar ne, ir dėl tam tikrų dalykų, kurių mes pasigendam kaip ledo ritulio bendruomenės dalis ir šiek tiek žinanti, koks yra poreikis. Tai iš mūsų pusės, sakysim, lauke, ten vietoj tų kelių automobilio galbūt aikštelių ar krūmų galėtų atsirasti atviro tipo roller hockey arba kitaip dar vadinama inline hockey aikštelė, kas iš esmės padeda vaikams treniruoti, ar ne, ir tai yra papildantis sportas visom prasmėm. Jeigu ten, sakysim, pasižiūrėti gerų praktikų, tai ir ta pačia Latvijoje galima, ar ne, kur yra net ir atskiros federacijos ir taip toliau. Lietuvoje tokių aikštelių apskritai nėra ir tai galėtų atsirasti pirmoji ir papildyti, sakysim, pačią infrastruktūrą, kur ir taip yra labai skurdi ir čia galėtų būti labai gera proga tą turėti. Taip pat plane nepastebėjom, kad būtų numatytos vietos šaudyklai, kur sportininkai treniruojasi iš esmės metimus, tai tos patalpos irgi yra reikalingos ir jos turėtų atsirasti. Komercinis turbūt klausimas, tačiau nepastebėjom, kad būtų vieta parduotuvėje, kas iš esmės irgi tokiam objekte turėtų būti inventoriaus parduotuvė, ar ne? Nes ateityje vienareikšmiškai tokios turbūt reikės. Tai tų gerų praktikų tikrai galima pasižiūrėti ir visur kitur, bet pagrindiniai pastebėjimai turbūt būtų tokie. Tai kantriai klausiau gyventojų diskusijos, tai šitoje vietoje aš matau daugiau galimybių jiems susitvarkyti gerbūvį ir išsireikalauti iš tos pačios savivaldybės infrastruktūros atnaujinimo, negu stabdant ir blokuojant patį objektą, ar ne, kuris iš esmės labai sveikintinas, kad atsiranda. Tai siūlyčiau visiems pažiūrėti tai kaip į galimybę, ne kaip į kažkokį kliuvinį. O iš mano klausimų tai turbūt būtų toksai, kokie yra numatyti ar ne, ar planuojami statybų terminai, kada galėtų prasidėti objekto statyba ar ne, ir kiek planuojama, kad tai galėtų trukti. Tai iš mano pusės tiek. Ačiū. Mes irgi džiaugiamės, kad tas pastatas atsiras ir yra projektuojamas. Čia gal truputėlį norėjau pasakyti, kad čia buvo 21 metais jau pristatyti šitie projektiniai pasiūlymai ir tiesiog mes pakartotinai atėjom jau į viešinimą, tai dėl to gal buvo pagrinde pristatomi ir akcentuojami patys pakeitimai, kas pakito nuo pirminių būtent tų pristatymų.
Tai dabar, jeigu trumpai, ką aš pasakysiu iš savo pusės, tai būtent dėl tos lauko aikštelės ir ten tos papildomos šaudyklos, tai pas mus buvo irgi, mes turėjom pilną užduotį iš užsakovo, ką mes turim numatyti. Ir būtent tokių zonų kaip ir projektavimo užduotį mes neturėjom, nes šitas projektas ir jisai buvo rengiamas ir konsultuojamas tiek su savivaldybės sporto skyrium, tiek su ledo ritulio asociacija, jo, pastoviai jie dalyvaudavo būtent. Dalyvavo tiesiogiai projektavimo procese. Taip, ir ledo, ir dailojo čiuožimo, nes kaip ir čia matėt, kad ne vien tik ledo ritulys bus, bet ir dailusis čiuožimas ir kerlingo dar atstovai. Tai va čia yra dėl šitų dviejų, kur jūs tam prašėt papildomų tokių aikščių zonų. O kas liečia parduotuvę, tai čia Jokūbas pakomentuos, kas kaip ir yra numatyta. Jo, tai čia mes irgi, kaip sakyt, tos praktikos žiūrinėjomės Latvijoje, nes jie daugiausia pažengė šitoje vietoje. Tai pas mus čia prie pagrindinio įėjimo yra tokia numatyta zona, kur galima bus prekyba įranga. Labą dieną. Jo, dėl statybų dar, tai čia galėtų daugiau Evaldas pakomentuoti, nes tiek kaip kažkiek daugiau yra iš savivaldybės pusės, tai jie tos terminus labiau dėliojasi. Tai jau galėjo Evaldai pakomentuoti trumpą. Labą dieną, aš pakomentuosiu. Andrius, Vilnius vystymo kompanija. Šiuo metu yra baigiamas rengti investicijų planas ir šis objektas bus siekiama, kad būtų statomas viešosios partnerystės būdu, tai yra bus teikiama rinkai ir tikėtina, kad pati statyba turėtų užtrukti apie porą metų, patys fiziniai statybos rangos darbai. O leidimą tai tikimės jau tikrai artimų metų turėti čia. Tai mes turime užbaigti šias procedūras, kad galėtume gauti statybos leidimą ir kad galėtų įvykti būtent jau kitos sekančios procedūros, kurių didžiąją dalį atsakys parengtas investicijų planas ir kaip jį šitą objektą būtų galima operuoti būtent jau viešosios partnerystės būdu. Supratau, ačiū Jums labai. Ir aš tada dar trumpai pratęsiu, nes dar buvo gauta dar viena užklausa, tokia gal bendro pobūdžio, čia buvo pagrindiniai 3 tokie klausimai. Tai aš trumpai jos būtent pabandysiu perbėgti, kad būtent žmogus irgi čia interesantas klausė, kad atnaujintose projektiniuose pasiūlymuose nebematyti aplink teritoriją esančių gatvių, skaitant Eizenhauzų gatvės vakarinės kaip dalies sujungimas, kadangi būtų planuojami inžineriniai tinklai, šioje atkarpoje būtų logiška ir racionalu šią gatvę ir aplinkinius gatvės sutvarkymą pagal sklypo ribas traukti į statybos projekto apimtį. Tai kaip ir pirminiuose irgi pasiūlymuose šitos gatvės nebuvo apimti ir tada savivaldybė irgi buvo atsakius ir mes atsakėm, kad šios gatvės bus tvarkomos atskirų projektų ir jau nuo 21 metų tai ir vyko tas pakeitimas, kad jau yra rengiamas Eizenhauzų gatvės būtent projektas. Ir čia sprendiniai pas mus yra pateikiami, taip pat žmogui irgi buvo atsakyta ir nurodyti šitą sprendinį. Taip pat buvo gauti būtent klausimų dėl inžinerinių tinklų. Aš nežinau, gal čia tas pats žmogus, kuris ir komentavo ką tik dėl Vilniaus vandenų pasijungimo. Tai taip pat irgi buvo klausimas, kodėl yra numatomas pajungimas nuo Jotvingio gatvės, o ne nuo Eizenhauzų, nes taip galbūt ekonomiškiau, logiškiau. Tačiau Eizenhauzų gatvėje mes irgi nurodėm, kad tinklai, kurie yra pakloti, jie yra nenaudojami. Tai dėl to pasijungimas nėra galimas, nes iš pradžių mes irgi, kaip ir planavom tenais jungti. Tai dėl to tenais jų ir nėra.
Ir dar buvo būtent irgi paskutinis trečias paklausimas, tai dėl būtent žalioje zonoje, būtent apie tai, ką mes ir kalbėjome apie tą pievą, kad pirminėse pasiūlymuose buvo nurodyti takai ir kad jų dabar mes nerodom. Tai kaip aš tada ir minėjau, kad tai buvo perspektyvinis sklypo sutvarkymas, kaip mes tą matom tą visą viziją. Ir tenais pačių takų nebuvo irgi įrenginėjama, tai šitie sprendiniai liko ir nepakitę. Tai čia va tokie trumpi klausimai. Tai dabar norėjau paklausti, ar dar kažkas tai turi ir nori kažko tai paklausti. Sakykime, tuos protokolus, atsiprašau, savivaldybėje užprotokolavot, jūs čia juos pateiksit, o kur mums atsakymų ieškoti, kaip mes čia apie juos būsim informuoti, gal jau buvo šitas klausimas, bet aš dar norėčiau pasitikslinti. Aš kaip ir paminėjau, kadangi mūsų kaip ir pagal įstatymus mes pateikėm ir savivaldybė viešai paskelbė šitos įstatymus, tai tiesiog aš pati, kur turiu elektroninius paštus gautus, tai aš jums išsiųsiu. Taip pat, jeigu jūs norite gauti prieš man pateikiant į sistemą, tiesiogiai galite parašyti arba čia į laukelį savo mailą, kad jūs norite gauti tą protokolą ir aš jums atsiųsiu tą. Ten laukelį aš minėjau, prisistatykit. Ne protokolo, o atsakymą mūsų jūs pateiksite. Atsakymus bus ir protokolę, nes kaip ir Evaldas paminėjo, kad visos atsakymas savivaldybės bus pridėtas prie protokolo. Arba jeigu savivaldybė pasakys, kad gali būti ir toks atsakymas, kad jie tiesiog raštiškai kreipsis į jūsų bendruomenę, tai gali būti ir toksai atsakymas, gali būti jau tiesiog pridėtas raštas, tai viską mes tą pridėsim. Ir toliau pagal atsakymą matysit, kokie bus žingsniai. Ir jeigu mes nesutinkam, neatsižvelgiama į mūsų pasiūlymus, tai tada situacija yra kokia? Jeigu nerandam bendros kalbos, tik teisminis kelias čia bandyti aiškintis, ar čia dar yra kažkoks dar etapas iki to leidimo išdavimo, kažkaip dar bandyti tą kompromisą visiems rasti. Aš jeigu galima šiek tiek dar papildysiu, tai konfliktų tikrai nereikia ir vis dėlto yra, kaip buvo ir paminėta, tai yra teritorija susitvarko, nebėra kažkas atsiranda infrastruktūra. Prie kiekvienos infrastruktūros vis tiek atsiranda ir kiti papildomi infrastruktūros elementai, kaip ir buvo minėta, vienas gatvės pradėtas projektuoti. Dėl kitų gatvių projektavimo reikės turbūt atskirą diskusiją, kuri visiškai nesusijusi su šitų projektų šią dieną. Tai rengti būtent dėl įvažiavimo į Jotvingių 9. Čia jau turėtų būti ir pats verslas turi būti suinteresuotas šiuo metu nevažinėti prastos būklės keliuku, o kelti klausimus. Ir tai manyčiau, kad... Tai tą keliuką verslas ir įrengia. Savivaldybė šitą vietoje nei euro nesusimokėjo ir labai maloniai projektuoja ant to keliuko visą pastatą. Ir bandant tą klausimą kelti nuo 21 metų, niekaip į tai neatsižvelgia. Tai čia ir toks momentėlis. Galima pabaigsiu šiek tiek truputį. Tai turime tikrai tą situaciją, mes girdime, mes į tą situaciją perduosim būtinai, kad būtų atkreiptas dėmesys ir būtų kažkokie ieškomo sprendimų. Tai tikrai niekas nepaleis, visiems yra, kad projektas gyvuotų, projektas judėtų į priekį ir kad pati bendruomenė, būtent Ledo Ritulio bendruomenė, kuri ypatingai buvo aktyvi šito projekto metu, tai gal turėtų tikrai namus, kur galėtų vykdyti savo veiklą, o aplinkinė infrastruktūra būtų sutvarkyta lygiagrečiai. Tai mūsų siekis, kad bendrai visiems būtų kuo patogiau ir kuo geriau. Tikrai ne prieš kažką tai. Mes irgi, žinokit, tikrai ne prieš Ledo bendruomenę, o prieš tai, kaip yra sprendžiami infrastruktūriniai klausimai. Visom prasme. Infrastruktūriniai klausimai vėlgi yra speciali infrastruktūros grupė, kuri tikrai nagrinėja šitos klausimus ir sprendžia tos dalykus. Ir pasistengsim, kad maksimaliai jie išgirstų šitą esančią problemą ir ieškotų sprendimų, kaip kitais projektais tos dalykus įgyvendinti.
Bet tai čia nereikėtų kitų projektų, čia reikėtų labai nedaug investicijų ir tą klausimą uždaryti. Čia Bet yra mes, ką jūs sakote, sklypo klausimai, projekto terminai ir visa kita. Tai yra tiesiog kaip ir kitos gatvės, dažniausiai projektuotojai projektuoja pastatą su jam priklausančiais statiniais ir inžineriniais tinklais, o gatvės yra projektuojamas atskirai. Tiesiog tokia tvarka yra. kiek pamenu, kai mes projektavom, tai mums gatvę buvo privaloma įrengti, tai nesutinku. Ir su didžiausiom eismo schemom, ir su viskuo. Čia šitoj vietoj, mes lauksim tada atsakymo, kaip tas eismo schemos buvo įvertintos, kaip čia tie įsisukimai, kas yra nupaišyti, turėtų užtikrinti tokio pločio kelyje tas visas eismo susirbimą to 140, kiek ten 6 ar berods, ar kiek ten tų mašinų, nes tai yra milžiniškas kiekis. Turim arenas, turim pavyzdžius, kaip tas arenas atvažiuoja ir išvažiuoja, kokie kamščiai kyla, tai ten yra infrastruktūra padaryta, o čia suprojektuotas šitokio dydžio pastatas, kuris, tiesiog pakabinamas ore su kažkada įvyksinčiais ateities infrastruktūriniais sprendiniais. Žmonės kitapus šito būsimo pastato dar prie keliukų neasfaltuotų gyvena, ir tie neasfaltuoti keliukai yra Vilniaus centre. Pasižiūrėkim 2025 metais, tai kada tie keliai bus asfaltuojami. Tai čia, žinot, kažkada, kažkaip, kažkur bus kažkas išspręsta. O kaip mums iki to gyventi, šitam jūsų konkrečiai projekte niekas atsakymų pasakyti negali. Tai, žinot, ta ateities. Nes infrastruktūra šituo projektu nėra sprendžiama, apie kurią jūs minite. Projekto ribos aiškios ir gerbiama Ana ne kartą jau paminėjo, kad tikrai mes tą girdime ir tikrai perduosim, kad gal suformuoti aiškią viziją, kaip toliau turėtų būti. Ačiū Jums labai iš klausimus. Labą dieną. Prašau, parodykit fasadus. Kuri tiksliai bus fasada? Tai visiems. Va. Čia pagrindinis įėjimo fasadas, tai vienas iš šoninių fasadų, galinis fasadas, va čia nuo šiaurinės pusės. Čia nuo Jotvingių gatvės. Čia nuo Jotvingių gatvės. Čia yra lygiagrečiai tai transporto įmonė. Logistikos įmonė. Čia va šitas jau su teritorija parko, o čia tas priekinis fasadas. Ir fasado apdailos medžiagos kokios? Fasado apdaila yra trisluoksnio gelžbetonio plokštės. Pagrinde visas fasadas. Šita dalis išlikuoto aliuminio kasetės, nes ten yra lengvos konstrukcijos, kurios stovi ant požeminės kerlingo dalies, todėl mes čia sunkių medžiagų negalim naudoti. Ir mūsų šita dalis bus tokia šiek tiek blizgi, su tokia mintim, asociacija į ledą ir panašiai. Ačiū. Ar dar turim kokių klausimų? Jeigu daugiau klausimų mes neturim, tai tuomet norėčiau reziumuoti ir paskelbti, kad ir projektinių pasiūlymų ledo arenos pristatymas yra įvykęs. Norėčiau visiems padėkoti už pasijungimą, klausimus ir dalyvavimą. Ir pasitengsim kuo greičiau pateikti atsakymus ir ataskaitas ir atlikti tai, ką pažadėjome. Ačiū už pristatymą. Ačiū. Ačiū. Dėkui. Ačiū. Visi geriausi. Jums irgi.